Sveiki. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Iliuzionistas E-Magic. E-Magic. Jo. Pirmas mano tai žingsnis yra tai, kad aš čia antrą kartą ir tiesiog pažiūrėti, ar patobulėjau per tuos 2 metus, ar išgirdau, ką man pasakė komisija. Nes aš buvau atėjęs su tokiu triuku, kurio praktiškai neįmanoma atspėti, kaip aš darau. Bet ir triukas buvo geras, tačiau man pasakė, kad trūko šau kažkokio tai elemento, kad gali būti per silpnas numeris finalui. Jo, bet ten, žinokit, ten buvo kita komisija, tai tie tai kvailiai. Mes tai čia supratingi labai, tai jūs nebijokite ir gerai, mes laukiam jūsų pasirodymą pirmin. Tai net, ar galima paprašyti jūsų pagalbos? Bet aš turiu palikti savo raudonąjį mygtuką. Galit sutart, kad jeigu ką iškart rėksit. Justinai, ženklas. Kai aš tau rodau čiūriką, tu iškart spaudi šitą mygtuką. O jeigu tavo rankos surištos bus? Tada taip. Gerai. Bantuką. Gerai. Ir važiuojam. Pirmas klausimas, Ineta. Aš esu Ineta. Malonu. Aš Davidas Copperfieldas. Ineta, pirmas klausimas, teko matyti, kas čia per daiktai? Aš išeinu iš čia. Nebijokit. Taip, čia yra tie tokie saktis. Ir vieną šautuvą mes pakrikštysim. Ineta, aš turiu tokių kniedžių, kurios tinka. Taip. Ne kasdien su Ineta tenka dirbti, rankos drebo kaip pirmą kartą. Atsargiai. Aš dėsiu, neturiu nei magnetų, nieko ir labai lėtai užfiksuoju. Taip. Viskas. Gerai. Dabar triukas yra pakankamai neįdomus. Prašau, atsistokit į priekį šiek tiek. Aha, va čia. Man galit sumažinti suknelę šiek tiek. Ineta, aš noriu paprašyti, užsimerkit labai trumpam, bet sąžiningai atliekam šį triuką. Užsimerkit, aš labai greitai. Svarbiausia, kaip ir sakiau, kad Ineta nežinotų, kur yra viskas. Dar ne. Ineta, galit atsimerkt. Aha, grįžkit dabar į savo vietą ir užimkit manąją. Atsistokit štai čia, užsimerkit. Įsivaizduokit priešai save skaičius 1, 2, 3, 4. Kai aš spraktelsiu pirštais, man reikės, kad jūs pasakytumėt vieną skaičių, kuris šauna į galvą. Kuris šauna į galvą? 3. 3. Atsimerkit. Ineta, 1, 2, 3 iš kairės pusės ar 1, 2, 3 iš dešinės pusės? Šitas. Iš kairės. Gerai. Kol kas nieko nedarykit, tik priglauskit prie rankos. Prie savo rankos? Mano. Prie mano. Taip. 1. Mintyse šauti? Garsiai šaukit. 2. 3. Pataikėm. Paplojam, tuščias. Marijonai, sakykit skaičius. 1, 2 ar 3? 1. 1. Paimkite dešinę ranką. Priglauskit prie kairės. Man tikrai neramu dėl Inetos. O jeigu jis yra blogas iliuzionistas? Plojimai, tuščia! Dabar atsistokit štai čia. Taip. Ištieskit rankas virš šautuvų. Taip. Užsimerkit. Aš jūsų paprašysiu įkvėpti, iškvėpti. Ir kai iškvėpsit, kuri ranka tiesiog moteriška nuojauta, svirš žemyn su ta ranka ir paimkit šautuvą. Taigi Ineta, įkvėpkit ir iškvėpkit. Ok. Gerai. Ineta, pridedam, dar tik tai nešaukit, intrigos paliekam. Taisyklės aiškios, 1, 2, 3. Ir šauna. Aha, supūzykit. Gerai. Bet biškį patobulinam pabaigai, nes PM ant PM procentų. 1, 2, 3. Super, ačiū. Paplojam, pasižiūrim. Tuščias, tikrai. Na ir aišku, visiems įdomiausia, aš manau, ir jum yra įdomiausia patikrinti,
kiek aparatas buvo vienintelis su kniedėm, kurias įdėjom. Aš gyva, viskas gerai. Taip, Dar pakartot iš naujo? Ar buvo taip, kaip man atrodė viskas? taip ir buvo. Taip ir buvo, taip. Aš kaip buvau tenais, aš trupučiuką buvau Neryšio zonai. Neryšio zonai. Ir tikrai kažkaip aš nelabai supratau esmės, tik tai dariau tą, ką jis liepė. Tai esmė yra tokia, kad... Nenusišauti. Taip, kad tu nenusišovė ir nepasirinkai to revolverio, Taip, kuris buvo bet tai pavojingas. aš nepasirinkau. Ir mes tau su Justinu neleidom nusišauti. Mes tau rinkom ir vis tiek. Ai, jūs Mes išrinkote. matėm, ką daryti reikia šiaip. Tai tada, kame esmė jūsų veiklos? Edgarai, mano galva, kad pats triukas, jo, vertas pagarbos ir vertas pagalvoti, kodėl taip įvyko, kaip tai jūs padarėte ir taip toliau. Bet pats apžaidimas ir šaudalis man pasirodė nuobodoka. Ta fokusą galima padaryti žaismingiau, tiesiog su daugiau bairio, galbūt su linksme gaida ir taip toliau. Jūs kažkaip visą tai pravedėte taip niūrokai. Ir dėl to tas visas pasirodymas toks biškiai slegiantis. Slegiantis, taip. Taip. Aš galbūt stovėdama ten labiau norėjau, kad jūs labiau pasitikėtumėt savim, tiesiog norėjosi tokios tvirtumo. Verdiktas, taip. Aš sakau ne. Aš sakau ne, nes man pritrūko energijos. Bet tu likai Tiesiog gyva šiaip. Tai ačiū Dievui, dėl to ir sakau ne. Edgarai, irgi sakau ne, deja. Ačiū Jums labai. Labai ačiū, kad atvykote.